Nu ką, prasideda nauja mano kelionė. Tiem, kas stebi mano socialinius tinklus, kitus Instagramą, TikToką, Facebooką, žodžiu viską, turėtų žinot, kad skrendu į Gruziją. Ten bandau ieškoti kažkokio elektromobilio, gal Teslas, gal kokį Leafą. Žiūrėsiu dar ant vietą, žodžiu, kaip ten kas atrodys. Jį nusipirku ir važiuoju į Rusiją. Ir per Rusiją važiuoju iki Lietuvos, dar gal sustoju į Piterį. Tai toks yra preliminarus planas, o kaip viskas gausis, tai kaip visada, velniai žino, tikriausiai visiškai kitaip negu galvojau, bet kažkas įdomus turėtų iš to išeiti. Išvažiuoja mano Simakas, atvykau po poros gerų valandų į Vilniaus oro uostą. Po renovacijas dar čionais nebuvau, dar nieko nežinau, kaip čia viskas atrodo. Įsipatoginau, žodžiu, kavinėje, jau praėjęs viską. Dabar sakau, reikia dar sėsti susirašyti su visais elektromobiliais. Kur ieško mašinų, tai žodžiu, visokių puslapių yra, bet gudriausia kol kas man pasirodė, kad marketplace čia, visokio aukso čia yra. Visokių įdomių mašinų, žodžiu, tai čia visko ir ieškau kol kas. Dar nukėlė mano skrydį, turėjom skristi kažkur apie po 7 biškį, o dabar iki 9 valandos nukėlė, tai realiai 2 valandas. Nesu labai patenkintas, nes atskrysiu ir taip turėjau atskristi apie 1, dabar atskrysiu kažkur apie 3 tikriausiai, tai neidealu, bet yra kaip yra. Nusileidau į Gruziją, o va ten prieki manęs, jeigu matot, eina legendinis maestro Aleksandras Makejevas. Skydam tuo pačiu lėktuvu. Sėdėjom praktiškai šalia viens kitą per vieną eilę. Šiaip įdomi patirtis, sakyčiau, geras ženklas naujai kelioniai. O dabar kaip iš vienos jo dainos galima sakyti, kad prasideda tas ilgas kelias namo. Nes ir iš tikrųjų, ilgas kelias laukia manęs namo. Pasivaikščiau, šiaip gražus oro uostas, dabar man tokia durna stacija, dabar yra 3 nakties, aš neturiu vietinių pinigų, kartelės mano čia ir veikia, aš nežinau, ir aš neturiu interneto. Tai gal internetą gerai, gausiu čionais oro uoste dar kol esu. Iki miesto beveik 30 km, tai visai nemažai. Internetą jau gavau iš oro uosto, pasitikrinau kursą. Žodžiu, oro uoste kaip visą laiką, kursą pasikeis pinigų labai blogas siūlo. Tai nuėjau su dušmanais, įsimušiau geresnį kursą, pasikeičiau 30 eurų, turėtų iki rytojaus vakarą, manau, pilnai užteks. Bilietas iki miesto 2 eurai realiai gaunas, 2,5. Bet kitas autobusas tik už valandas. Tai nežinau, laukt, ar jis bandysiu dušmanais toliau kariauti, kad gerą kainą duotų už kokius 3 ar 4 eurus nuvežtų. Su vietiniais lietuviais susimetėm ant taksisto. Taksistas mums dar davė 1,5 litro vyno, atvežė juos iki jų viešbučio. Mane sakė nemokamai nuvežti iki mano viešbučio, nes jo vaikai mano metų. Davė vyno, braškių, vyšnių, žodžiu, visko davė. Sakė, nuvež kur reikia ir už tai sumokėjom tik 8 eurus. O nuvažiavom 30 km. Su 1,5 litro vyno, 30 km ir dar 2 dėžėm braškių. Va čia tai šalis, man čia patinka kol kas. Šiaip turiu pripažinti, pirmas įspūdis Gruzija, kol kas pribloškiantis. Ne dėl vaizdų, ne dėl kažkokios architektūros, dėl žmonių. Pirmi taksistai jo, matęs, kad tie aeroporto taksistai visą laiką jie tokie bando apgauti. O čia, ta prasme, įsikvietėm per Boltą, atvažiavo, sakau, mums davė 1,5 litro vyno, davė dėžę braškių suvalgėm, davė dėžę trešnių ir ten vyšnių, net iki galo nesupratau. Ta prasme, visko davė, mane dar chaliavai nuvežė per pusę miesto iki mano viešbučio, juos kitus lietuvius numetė iki jų viešbučio, už tai net neėmė pinigų, aš jam siūliau arbatas, viską, nieko jis neėmė. Sako, norim palikti žmonėm gerą įspūdį, kad norėtų grįžti į Gruziją, sako, mano vaikai jūsų metų, sako, aš negaliu iš jūsų pinigų imti. Tai planai, ta prasme, žmonės, kol kas tai neįtikėtini. Aišku, ne visi tokie bus, bet, rodo, kad mentalitetas toks biškai kitoks negu pas mus. Sako, čia pas jūs viskas už pinigus. O pas mus, sako, už pinigus visko nenupirksi. O kambarys mano toksai, pirmam aukšte, pačiam gale. Buvau užėjęs, mokėjau 19 eurų. Šiaip kainuoja 40, bet paskutinės minutės divas. Tūlikas, dušas, 2 lovos. Žodžiu, daugiau net negu reikia. Atvežė mane į savo viešbutuką jau. Tokioje tylioj, ramioje gatveliai. Dabar jau 3:30 ryto, jau praktiškai švinta laukia, tai einu miegot. Rytoj atsikeliu ir varau iš čia, kažkur į didmiestį. O vaizdelis praktiškai pro mano balkoną. O čia mano langas buvo, čia vaizdelis į miestą, ten va centras, kai ten reikia man eiti. Bet visai neblogai turiu pripažinti. Kol įsikrapščiau iš viešbučio, jau ir pietus atėjo, dabar 11 val. Atsikėliau 10, užmigau kažkur apie 4. Tai dabar didžiausia bėda, kad neturiu interneto, viešbutį turėjau, bet kartelės dar neturiu. Iki centro man kažkur 4-5 km. Dabar bandau iš atminties kažkaip susigaudyti, pasižiūrėjau, kur tiksliai, maždaug kur į tą pusę maždaug eit. Dabar maždaug kažkaip keliais į tą pusę ir einu. Pažiūrėsim, per kiek laiko nueisiu iki tos vietos.
Vaikšto jau 2 valandą ir čia SIM kortelė atras kažkoks labai sudėtingas dalykas. Dar neradau. Ir antras dalykas labai karšta. Beveik 30 laipsnių man jau labai karšta. Aš nesatvertas tokiam karščiui. Tikiuosi, kad čia nebus visą laiką taip karšta, bet panašu, kad bus. Tai tikrai šilta. Ir SIM kortelė čia kol kas nėra kur pirkti. Pavyko įsigyti internetą. Kažkoks ruselis mane nukreipė į pačią pigiausią dar tiekėjo parduotuvę. Tai už 8 eurus viskas neribota mėnesiui. Oro uoste savaitai siūlė už 20 eurų viskas neribota. Tai sakau, niekada nepirkit oro uoste, geriau biškį palaukti ir nusipirkti, kur vietiniai perka. Tai va čia ir papuoliau. Čia va centrinis parkas. Nu, toks ir centrinė miesto vieta, toks centrinis žiedas. Nu, miestelis tai toks. Miestelis galvau dydžio kaip Kaunas, o man čia panašiau į tokį Rokiškį. Gal toks Utena arba Kėdainiai, va gal tokio dydžio. Tikrai nemanau, kad didesnis. Nes per valandą realiai praėjau visą miestą, nu gal per pusantros. Tikrai miestas nedidelis, toks kaip tik. Tradiciškai pakeliui iki stoties dar bokso kriaušę radau. Tik šitą labai siaura, kažkokia labai maža. Mažesnės negu Lietuvoje. Myli va, futbolą pilna vaikų žaidžiančių, a krepšinė tik vienas lankas, kitas neturi nei lentos, nei lanko. Ir tuščia aikštelė. Kol dar einu, galvoju, šiandien tikriausiai vakarė jau būsiu, tai mašiną apžiūrėti nebespėsiu, gal rytoj išeis. Šiaip galvoju, man dabar įdomu, kaip vietiniai tie pirikupai mašinų žies į mane. Bandys kažkaip apgauti ar ne, nes kad aš ne vietinis, tai čia manau ir taip aišku. Nes vietiniai tikrai gruzinai kokie yra. Žemi, stambaus sudėjimo, tamsių labai plaukų, paprastai dar barzda ir tokie kresni. Aš esu visiškai priešingai, esu tikriausiai aukštesnis už vidutinį gruziną, šviesių plaukų, šviesių akių, be barzdos ir dar kūdas. Tai aš esu toks tikras turistas, labiausiai nepanašus į gruziną. Tikriausiai labiau į gruziną būti nepanašiam nebelabai ir išeina. Nu, va tas pastatas už McDonald'ą turėtų būti centrinė stotis, traukinių ir autobusų, pasižiūrėsim, kaip atrodys. Nusipirkau bilietą, čia autobusų stoties parduotuvė, laukia toks triukšmas, kad neįmanoma filmuoti. Tai užėjau į vidų ir vadinasi nusipirksiu. 8 eurai, 8 su kapeikom, bet tai nėra oficialus autobusas, stoja maždaug toks mikriukas. Nu, kažkaip žodžiu biznį dar, aš stovi, po to nufilmuosiu. Stoja mikriukas ir tiesiog pardavinėja žmogus bilietus ir pats važinėja. Tikrai čia ne viešas kažkoks transportas. Važiuoti maždaug 4 valandas. Įdomu, kaip tai atrodys, nes laukia tai labai karšta. Triukšmas žiaurus, bet nu kaip nors. 5 valandas autobuse. Nebuvo Kandiškės ir aš jau Tbilisy, kažkurio iš stočių. Iki viešbučio. Jo. Iki viešbučio dar 15 km ir bolas iki viešbučio kanavo tiek pat, kiek autobusas iki Tbilisio. Tai dar realiai 8 eurus. Bendrai kelionė gausiu 16 eurų, bet gal kaip nors išgyvensiu. Vaizdelis iš stoties toksai. Šiaip realiai važiavam 5 valandas, bet kokias 2 valandas važiavam jau pačiam Tbilisy. Nes kamščiai ant kamščių. Kamščiai ant kamščių. Atvežė ne prie to viešbučio, pasirodė yra 2 viešbučiai tokias pat pavadinimais, tai dabar sėdžiu. Atvežė čia prie rimto, 4 žudučių, sako, kiek čia kambarys, tai pigiausias kem eurų, tai davaliai daug. Važiuoju aš link savo originalaus tikslo, tik tai laukiu kito bolto. Visai neblogas pro viešbutį. Prie šitą viešbučio toks butleris vadinamas. Sako, nenori pas mus, sakau, nenori pasimti čia brangų. Pas mus, sako, brangų bent jau centras netoli, o tu, sako, ten į kažkokią skylę varai, kad tipo toli nuo centro, nu, ką padaryti, sakau. Pasirodo, toli nuo centro, nu, bet aš ir neplanavau į centrą. Planavau, bet, nu, man nereikia, kad būtų centre. Gerai, man ir kažkokiam pakampį bus. Atvažiavau toks mėgamas mikrorajonas. Čia kažkoks viešbutis yra vienas variantas, kad šitas, arba kad ten kažkas toliau. Pala. Va, Paradise Hotel, vis dėlto šitas. Einam žiūrėt, priims, nepriims. Su mašinom važinėti turėtų būti smagu, nes eismas čia ganėtinai chaotiškas. Tai įdomu, kaip man čia seksis vairuoti, kai nusipirksiu mašiną. Parodysiu, kokį kambarį gavau. Pasižiūrėkit, aš atėjau net nelabai supratau, kad čia man ar čia kažkur veda. Tik paklausė, ar šitas kokio čia diskomfortą man nesukelia. Sakau, patikėkit, tikrai nesukelia. Tai čia jau mano kambarys tokio dydžio. Kaina tai, žinokit, iš vis juokinga. Tokia lova dar nulipimas, ten dar tulikai, nu aš įsivaizduoju, kad tulikai, dar nebuvau, bet nieko prašiau čia atrodys. Žodžiu, toks kambarys, čia jaučiu realiai, su kiek galėtum 8 žmonės gyventi, jeigu taip jau normaliai. Toks kambarys, aišku, ne miesto centre, už 3 paras 60 eurų, 62. Nu, tai 20 eurų nakčiai. Sakyčiau, visai neblogai, galima gyventi. Visą parą nevalgiau, praeitą kartą valgiau, paskutinį kartą valgiau, tai kai tas taksistas man davė braškių. Realiai parą jau nevalgiau, reikia lėkti kažkur pavalgyti. Gal dar spėsiu, nes jau 9 val. Vakaro. Tulikas, kaip ir sakiau, neprastesnis negu galvojau, kad bus. Atėjau į tokią kavinę, užsisakiau patį didžiausią, sakė, čempionišką chačiapūrį, nes visą dieną nevalgiau, pažiūrėsim, kaip atrodo. Nu, čempioniškas chačiapūris, kaip sako, pažiūrėsim, ar veiksiu. Manau, kad lengvai. Pririjau kaip kiaulą, pasiėmiau dėžutę, dar vienas gabaliukas liko, nepriveikiau visą, labai riebų, daug sūrė,
Ir riebumo, bet labai skanu, žiauriai skanu. Man aplamai, sakyčiau, gruziniška virtuvė yra, sakyčiau, pati skaniausia. Nu, tie visi chačiapūriai, chinkaliai man tokie žavūs, aš blemba. Vat kas mano Vladivostoko video matė, tai ten buvo tokiam gruziniškam restorane, kur iki šią dieną galvoju, kad skaniausias restoranas, kuriame esu buvęs. Tai ten buvo taip nerealiai skanu, kad net sunku paaiškinti. Šiandien einu į viešbutį, jaučiu šiandien užteks jau 10 valandų. Einu gult, dar parašiau keliom Teslom. Lietuvoj kažkur bandysim žiūrėti, važiuoti mašinos ieškoti jau. Nu ką, nauja diena. Einu į apačią, sakė, yra viešbutį mūsų šitam nuostabiam pusryčių. Reikia gal pasižiūrėti, gal kažką dar pavalgyti atrasiu. Nu, pusryčiai atrodo taip. Dešrelė, sūris, sviestas, kiaušinis ir arbata. Ko daugiau reikia. Šiandien turiu apžiūrėti 3 mašinas. Tai mašina, kurią įsirinkau, tai yra Tesla Model 3, pati pigiausia realiai. Šiandien turiu 3 apžiūrėti. Vieną dabar einu. Nėra labai toli nuo mano namų, bet reikės važiuoti su autobusu. Vieną per pietus, vieną 4 valandą ir vieną 9 valandą. Pirkti dar nieko šiandien neplanuoju, bet jau apsižiūrinėju. Gal kažkuri iš tų 3 ir bus ta vienintelė, su kuria bandysim grįžti namo. Važiavau pusę Tbilisio, nesuprantu iki galo dar kaip nusipirkti bilietėlį autobusą. Ten kažkaip man kartelė, nes mano nepriemo kartelės, interneto jų programėlę atsisiunčiau, pirkti neduoda. Kažkaip ten reikia pildytis kažkur gyvai, žodžiu, sistema neįdėli. Tai važinėjau be bilietą, gal nepagaus tikiuosi. Einu link pirmos Teslos, va ten va kažkur kiemuose turėtų būti. Žodžiu, va ten ta Tesla matas priekį ir va ten tas pardavėjas su raudonu šito vaikšto. Pirmas experiences su pardavėjais toks nekoks, manau per 10 minučių suprato jisai, kad manau tiek net neužtruko mūsų visa apžiūra, net nevažiavom. Žodžiu, greit supratau, kad iš jo nepirksiu, nemalonus veikėjas, viskas skuba greit parodyti, greit padaryti, man toks kažkoks labai nemalonus, man nepatiko iškart. Greit sakau, sprendžiau, kad iš jo nepirksiu, jis manau tą irgi greit pajutė, apsižiūrėjom, bet nesusišnekėjom, trenkiuosi į kitą miesto pusę. Visai neblogi vaizdai atsiveria pakeliui link antro susitikimo. Labai jau karšta, nors ir jau šiandien su šortais, džinsus galėjau palikti viešbutį, bet vis tiek karšta. Kažkur šituose kiemuose turėtų jau būti antra Tesla, tikiuosi gal pardavėjas bus normalesnis, leis pafilmuoti kažką bent jau. Panašu į šitą Teslą, ateis pardavėjas, sako, būtų įbraukimą biškį šonė, bet jau sutvarkytas, kaip sako. Šitoje pusėje čia kažkur buvo įbraukta. Pažiūrėti reikės, kaip baterija, kaip viskas, kėbulas kaip ir. Kažko labai baisaus dar nematau, bet dar labai atidžiai ir neapžiūrinėjau. Ratai didelį uždėti. Pasižiūrėsim. Žodžiu, prasivažiavom, visai įdomus variantas. Ir pardavėjai adekvatus jau, du tokie broliai, nežinau, sakė broliai, pusbroliai, čia žinai. Čia pas juos sakė labai didelės šeimos, tai čia taip ir nesuprantu, žodžiu, giminės kažkokie. Bet jau adekvatesni. Tik kaina didelė, labai daug pinigų nori. Tai va, nežinau, bet variantas įdomus. Principė pilnas paršas, baterija gyva, rida ne per didelė. Tai atrodo visai įdomiai. Prie tą pačią eidamas ir degalinę radau, galim pasižiūrėti va, kuro kainas. Dizelis biški virš euro, realiai kokio euras 3, euras 2. Benzas, kaip suprantu, dar pigesnis, vos virš euro. Parėjau viešbutį. Biški refleksuot, pagalvot, ką čia daryti, kaip čia toliau mąstyti. Turiu 1,5 dar valandas iki kito susitikimo su Tesla. Iš čia taip įdomiai gaunas viskas. Rytoj reikės gal bandyti, nes rytoj kaip ir neturiu susitikimų šitų Teslinių, tai rytoj gal reikės bandyti nusitrenkti iki to mašinų turgaus. Iš 30 km už miesto, bet jis ten sakė tokio dydžio, kad ten per vieną dieną visko neapeisi. Tai gal ten rytoj bandysiu važiuoti. Pasėdėjau valandą, o realis atrodo va taip. Viskas plaukia. Nu, einu į autobusą. Ką padarysi? O realis tai realiai katastrofiškas. Ir dar važiavam autobusu, liko 3 stotelės, sustoja autobusas. Kažką vairuotojas pasakė gruziniškai, visi išlipo. Tai supratau, kad baigės kelionė. Ir dabar dar 3 stotelės tokio realio reikia nueiti iki Teslos. Nebetoli. Tikiuosi žmogus neatšauks mūsų vizito, nes nieko netrašo. Reiktų gal ir į turistinės vietas nueiti, nes kol kas tai va tik taip mėgamosius ir pramoninius rajonus tampaus. Visai ne kokią Gruziją rodau. Pardavėjas irgi adekvatus, atdariau tokį prabangesnį rajoną. Jau matos, yra pardavėjas normalus. Nori už tokį, pavyzdžiui, variantą. Paskutinė kaina $11,5. Nu tai apie 10 eurų. Tai nežinau, tik rida nemaža, 107 km, 19 metų. Bet mašina
įdomi. Pardavėjas normalus, tai reikės turėti omenyje apie šitą variantą dar. Apžiūrėjau tą, kaip ir įdomus variantas, bet nemaža rida, 107 jau tokia, vidutinė link didesnės ridos Teslai, tai velnės žino. Bet vėlgi, pagalvot. Rytoj reikia dar sugalvojau banko sąskaitą atsidaryti gruzinišką. Banko sąskaita ir gal į tą turgų paliekti. Dar porą Teslų čia turiu sustaręs, tai reikia dar tas apžiūrėti kažkada. Jie dar irgi laiko nežino. Ir pradėti galvoti jau apie kažkokį sprendimą, priėmimą. Kadangi jau 11, po 11, tai jau greitą visą parą veikim kažkokį kabachą, restoraną tokį McDonald's vietinį. Tai va, kebabas, bulvytės, padažas, kola, 7 eurai. Visai adekvatus, sakyčiau. Naują dieną, laukiu autobuso, važiuoju iki mašinų turgaus, iki jo 25 km, porą valandų su viešuoju transportu kažkur trenktis, tai visai nemažai. Atvažiavau į aikštelės, prasideda. Pirmą aikštelę, matau, kainuoja apie 3 eurus dienai laikymas mašinas. Galim eit pasižvalgyti, kas čia yra įdomaus. BMW'as biškį toks rimtesnis, 35 gabalai eurų, 2 litrų, kiek 9 štukų ridos. Mersiukas, 6 litris tikriausiai. Ne, bet ne, yra kaina, yra. Ne, kainas nėra, 16 metų, 2 litrų, kur tai M3 gali. Gal 6 litris bus koks. AMG apdaila tvarkingas. Mersai GL šitas, man matau kiek čia. 3,8 gabalai. Dolerių, aišku, čianais. Viskas doleriais bus. 21 metų, 3 litris. X-ai 3 litrai matau, 2 tokie pat. 17,5 vienodo ir kainuoja. 16 metų abu. Tiesą sakant, šitų naujesnių nebelabai gaudaus kainas. Senesnės mašinos gal biškiek toliau man. Matau va, pirmą Teslą. Tai nesuprantu koks modelis. Ar toks kokią man reikia ar ne. Antrą Teslą, bet ten jau ne, ten jau antro I. Čia man antro tokio, kokios reikia. Aišku, niekas čia neparašė, Aira kaina. 15,5 dolerių, 19 metų. Tik 5 štukų mylių, tai maža rida. Ganėtinai, o čia tojo, kas man reikia, bet daug pinigų nori. 15,5 jau daugok. Porą F-kių užmačiau, pažįstamą bent jau mašiną. Pasižiūrėsim, yra kainas. Nu, va tokia F-kė. Kokio čia motoro, tai jo, 3 litrų, jo F-kė. 130 nubėgus, 9,5 dolerių. Nu, tai realiai apie 8-7 eurų kažkur. Šitą pilką, jo, panašiai tiek. Čia jau F-kė rimtesnė, 11,5. 2 litrų irgi 90 mylių nubėgus. Biškį rimčiau atrodo. Matau ten va, dar vieną Teslą. Tinkanti man, turi lapelį. Panašu į trečią iš akies. 12,8, 3. Įdomi kaina. Kaina kaip ir įdomi, tik neparašyta, ar 4 varoma, nei rida neparašyta. Žodžiu, kažkaip hujovai pardavinėja chebra. Man parašyta, čia niekas neaišku. 19 metai. Nu, bet čia tikriausiai bus galų varoma, jeigu tokia kaina. Mersiukas dar neblogas irgi. V8. S63, 4 litrų. 20 mylių nubėgus. Pinigų neparašyta. Bet neblogas aparatas. Turėtų ir kainuos man kokį 20-30 jaučiu. Dar va vieną F-kę. Šiaip dar ne vienos Audinės nemačiau. Aplamai jokios. Net nekalbu, kad kažkokia F-kę, ne F-kę, S-kę ar kažkas. Šita F-kę kiek? 16 metų, 7,6 nubėgas, 3 litrų. Bet kainos nėra. Šiaip tai žiauriai nesvietiškai karšta, ant saulės, čia kiti su skėčiais matau vaikšto. Nežinau, tų mašinų kainą čia aš nelabai gaudus, aišku, kur F-kėse galiu bent biškį pasižiūrėti, kur bent įsivaizduoju, kokia kaina turėtų būti. Mustangą kokią dar reikia būtų įdomu užmatyti, žiūrėti kiek kainuoja. Teslose va biškį trečiose. O daugiau už tų naujesnių mašinų nelabai aš ką žinau. Mersai, pavyzdžiui, irgi šitas 15 metų. 2 litrų motoras, 12 dolerių. 12 dolerių irgi 3,5 motoras, 14 metų. Čia irgi, panašu man į F-kę, Twin Turbo, 2 litrų, 16 metų, 10 štukų dolerių, tai realiai 8 eurų. Kažkas tokio. Toks va Mersiukas, matau, iš vis pigus, realiai 5 štukas eurų, 1,8 motoras. Nu, tai ir bėgus nemažai, 130 mylių, 13 metų. Panašiai Lietuvoje kainuoja. Čia F-kės užkūrė vieną.
Tokia raudona F-kė šita 13 metų, 13 štukų $. Ai, bet 3 litrė, nu tai nėra ką norėt. Fordų šitų, blema, čia Fusionai ir Mandė, nesuprantu. Man atrodo Fusionai. Irgi po 5-6 štukas $, kurie va 7 kainuoja. 16 visi metų. Čia hibridai panašu, jo, hibridai parašyta šone. O, Mustangą matau pirmą. Einam pasižiūrėt. Jau bus rimtas, užturmintas gerai. 18 metų, koks motoras 5 litrų jo. 5 litrų motoras, $19. 40 prabėgus mylių. Atrodo jau neblogai. Kažkur kaina nebloga. Tai vat mano galva čia gera kaina, aš taip įsivaizduoju. Čia Lietuvoje tokia, bet 20 nenupirksi. 5 litrė tvarkinga. Aišku, neaišku, kiek čia tvarkingas. Rida nėra didelė, kiam štukų, tik tai mylių. Čia šonė stovi servizas visai smagių mašinų. Korvetė va nebloga. Čia panašu jų servizą Autohawk. Tokias rimtesnės mašinas. Ne šuns papas, kaip sakant. Tai Teslai pasiskambinau baltą, jo, galų varoma, tai man netinka. Kaip ir atspėjau pagal kainą, kad tikriausiai bus galų varoma. Čia rimtesnis BMW'as irgi, $21, 2 litrų, 18 metų, bet 100 mylių, tai nemažai jau. O gelikas pirmas. Tamo geliko kaina. Gelikas 20 metų, 100 štukų $, 5,5 benzinas. 7,7 km nubėgus. Neblogai atrodo, bet ir 100 štukų. Dar matau porą F-kių. Pavyzdžiui, F-kių universalų čia iš vis nėra, net skelbimuose beveik nemačiau, čia vien sedanai. Čia visi iš stato dėl to. Ir vien benzinai pagrinde. Dizelį čia sunku atrasti. Šiaip tikrai keista, vaikštų jau porą valandų, bet dar nei vienos audinės. Nei vienos. Matau Mustangą panašu, dar vieną kabriką. Mustangas, kabrikas. 2.3, 15,5. Čia tokių va labai daug, nežinau, Hyundai's, Honda, aš blėt pastoviai neskiriu. Bet tokių čia daug labai prisidavinėja. Pilna, matau, išlindusių visų žodžių. Pas mus tokių nesu matęs daug. Įdomu, bet čia naujas mašinas, aš jos nesigaudau per daug, kainas didelės. Būtų tokių žmogiškų mašinų. Turgus iki 5 štukų, pavyzdžiui, eurų, kaip atrodytų. Turėtų būti įdomesnių mašinų. Čia labai tokias brangias, naujas. Aišku, yra ir paprastų, bet dominuoja tokias rimtesnės jau mašinos. Vaikštų, žiūriu, restoranas Ukrainka. Ukrainietiškas restoranas, reikia įt pavalgyti. Jis jau vakarėjo, bet šiandien nuo ryto nieką nevalgiau, skaityk. Net ant šito parašyta restoran Ukrainka. Aišku, tradiciškai tvarkingai išsirinkau barščių, tik ne šitų. Galvau, ar harčio, ar barščių. Sakau, reikia tikrų ukrainietiškų barščių. Atnešė barščius, tai grėtinės kaip pusę barščių įdėjo. Pavalgiau, einu, paviškėliau čia link per kitą pusę, link išėjimą. Dar praeisiu porą aikštelių. Bet principė čia nieko kažko labai įdomaus nėra. Čia, mašinas aišku įdomias, bet čia biudžetas biškį didesnis. Čia jau reikia, su 15 minimum atvažiuoti. Čia daugiau, nes čia pijau, tai aišku yra, bet reikia žinoti tada tiksliai, ko noriu jau. Aš kai Tesla atvažiavau labiau žiūrėti, tai Tesla čia iš vis beveik nėra. Kas dominuoja? Dominuoja F-kės tikrai, X-ų daug, naujesnių X-ų. Mersų yra, GL-ų, paprastų yra, S-kių, E-klasės, žodžiu, yra Mersų. Audinių mažai, jau ką domina. Kijų, Hyundai, Hondų, dachuja. Iš juos nesigaudau, bet jų dachuja. A daugiau visokias tokias jau, nežinau, nežinau mašinas man. Matau dar Challengerį vieną, man regis iš galvo jo, tas baltas va ten va. Challengeris, tik įdomu kiek pinigų. $19, 19 metų, 5,7. Neblogas variantas. Mustangas galbūt man labiau patinka tai šitų, bet neblogai ir šitas atrodo, aišku. Išėjau iš turgaus, tas Rustavo miestelis ir priemiestis čia skaitos. Einu iki ten autobusų stoties, žodžiu, ieškoti. Pirma dalis iš tos kelionės baigta, žinokit, antra jaučiu bus įdomesnė, šita tokia. Pasitrankiau po tas mašinas, antroji daly jau, žodžiu, jau esu dabar Rusijoje, kur filmuoju, nusipirkau mašiną, patys pamatysit kokią. Ir manau antra ir trečia dalis bus tikrai stipriai įdomesnės. Pirma tokia, kaip sakant, apšilam ir važiuojam.